Padariau apklausą ir net 80 moterų atsakė, kad yra nepatenkintos savo kūno svoriu. Žinoma, kad aš nenustebau pamačius šituos skaičius. Ir žinai, tai ne šiaip savo skaičius, tai tylus vidinis skausmas. Tai reiškia, kad didžioji dalis moterų, net kai atrodo normaliai, sveikai, gražiai, lieknai, vis tiek jaučia, kad kažkas su jomis yra negerai. Kad dar reikia kažką pataisyti, dar numesti, dar paspausti save ir taip gyvena, laukia momento, kada pagaliau galės būti pakankama, bet tas momentas niekada neateina. Nes net ir numetus 5 ar 10 kilogramų, jeigu jau nepriėmei savęs dabar, tai tikrai nepriimsi ir tada. Užsikabinsi savo naują tikslą, o gal dar reikėtų padailinti pilvuką, o gal rankos dar per minkštos, o gal šlaunį su celiulitu ar per daug jo. Ir tai virsta begaliniu ratu, tai virsta užburtų ratu, kurį aš matau. Aš irgi galėčiau pakliūti į visą šitą užburtą ratą, bet aš senai susidraugavau su savo kūnu. Ne tada, kai jis tapo kažkoks tobulas, tikrai daugelis galėtų pasižiūrėti ir pasakyti, dar kažkas yra ne taip. Bet aš jaučiu, kad viskas yra taip. Ir mano vertė tikrai nepriklauso nuo skaičiaus svarstyklės, kuriuo aš neturiu daugybę metų. Mano vertė priklauso nuo to, kaip aš jaučiuosi sveika, energinga. Čia yra tikrasis gyvenimo džiaugsmas. Man nereikia kažkokių standartų menamų, kaip turi atrodyti mano šlaunis, kaip turi atrodyti mano veidas, kiek jame turi būti raukšlių ar nebūti raukšlių. Aš pamilau save su visais apgamais, netobulumais, iškilimais ar tų iškilimų nebuvimu. Ir žinai ką? Tik tada atsiranda tikroji laisvė, kūne, mąstyme, gyvenime. Ir kviečiu jūs išbristi iš šitų standartų ir tilpti tiesiog į save. Nustoti kariauti su savo kūnu ir tuomet jis pradės bendradarbiauti su tavimi. Kai jauti meilę savo, tada atsiranda lengvumas, energija ir net sveikas svoris, jisai ateina natūraliai, tu natūraliai nori rinktis, kas yra geriausia tavo organizmui. Tavo pilve skraido drugeliai, nes tu jauti džiaugsmą dirbdama darbą, kurį tu myli, sportuodama, turėdama laiką gamtoje, išsimiegojus puikiai, ne per prievartą, ne per bausmes, ne per badavimus, ne per kažkokias dietas, o per ryšį su savim ir jautimą savęs. Ir todėl noriu tau pasakyti, pradėk ne nuo kilogramų, o nuo savęs, nes giliausias pokytis visada prasideda iš vidaus. Kas yra labai svarbu, suprasti, kad lieknas kūnas nebūtinai sveikas kūnas. Ir iš esmės siekti tos savijautos, tos energijos, to vidinio entuziazmo yra esmė, o ne desperatiško liekno kūno. Tai džiaukimės savo kūnu, mylėkime jį už tai, koks jisai yra šiandien, ir kai mes tai vertinsime, jisai ir bus tos idealiausios formos. Tai linkiu vertinti tai, ką turime.